Tai sveiki visi, sveikinuos Service 007, sėdėdamas už vairo Chrysler Pacifica modelį. Taip jau nutiko, kad grįžinėjom autostradą greitkeliu nuo Vilniaus pusės link Kauno, link dirbtuvių atgal, atlikę testavimą ir kalibravimą šios Pacificos kartu su Landi Renzo dujinė sistema. Kamštis, kaip matot, tai puikiai proga padaryti trumpą bent jau video reportažą, trumpai papasakot, kaip čia mums sekėsi. Tai šį kartą turim klientą atvykus iš Klaipėdos. Labai geros komplektacijos, gerų metų Chrysler Pacifica automobilis, pluginas PHEV, įkraunamas hybridas, kitaip tariant. Be abejonės trasoje, kadangi bateriją turim nulinę, žemiau 1%, mes važiuojam kaip su įprastu hybridu ir tą darom, aišku, 100% dujomis, taip kad tikrai šie modeliai važiuoja dujomis be jokių problemų. Mažiau kažkaip jie populiarūs negu įprasti 3.6, iš tikrųjų mano asmeninė nuomonė be reikalo, nes dinamika ir važiavimo komfortas bent jau man asmeniškai yra tikrai gerokai malonesnis, dinamiškesnis negu įprasto 3.6, sakykime, varianto. Labai dinamiškas modelis, labai maloniai važiuoja ir elektros range'as yra pakankamai nemažas, kas turi elektrinės ir gali naudoti kaip įkraunamą hybridą, tai apie 70 km nuvažiuojant vien tik tai elektrą, na, o toliau važiuoti kaip pavyzdys dujomis 100%, manau, tobulas variantas, realiai toksai tarpinis tarp elektromobilio ir įprasto vidaus degimo variklio, tikrai labai puikus modelis. Na, grįžtant prie dujinės įrangos, tai kaip visada sumontavom kokybišką Landi Renzo sistemą, atskirų video reportažų be abejonės detaliau papasakosiu ir parodysiu. Papasakosiu ir apie balioną, kadangi antros eilės sėdynės čia nesusilanksto į dugną ir vadinasi nėra atvirų nišų, į kurias būtų galima sumontuoti, reiškia, dujų balionus, tai dujų balionui yra pasirinkimai tik tai į patį galą, o ten irgi šiaip iš principo susilanksto sėdynės, taip kad čia jau reikia spręsti, yra netgi 3, pavadinkim taip, įmanomi variantai, tai apie juos, jeigu įdomu, smalsaujat apie tokį modelį ir apie dujas, tai tam kitam video, kurį aš pridėsiu, tikrai pasižiūrėkit, aš truputį papasakosiu, parodysiu, kaip ten ta bagažinė atrodo. O šiaip bendrai paėmus, tai tikrai, kaip ir minėjau, labai smagus automobilis, visų 100% dujomis važiuoja, taip kad kas galvojate apie kažkokį šeimos automobilį, va tokį talpų geros komplektacijos, tiesą pasakant, europiniai rinkoje nelabai kažkokio analogų aš čia ir sugalvoju, ką būtų galima patarti. Tikrai puikus modelis, puikus variantas, o jeigu dar norėsit taupyti pinigus važiuodami dujomis, tai kur kreiptis jau žinosit. Tai va, tai tiek, ačiū už dėmesį.